pasižiūrėkime, kaip galima mokiniams paaiškinti integralų skaičiavimą. Einame viena, apskaičiavimai, integravimas. Na ir šios dialogo lentelės pagalba mes galime mokiniams paaiškinti ir paskaičiuoti apibrėžtinius integralus ir neapibrėžtinius integralus. Funkcija tik tai viena koordinačių plokštumoje, vadinasi, mums nėra rinktis iš ko. Toliau, kadangi skaičiuosime apibrėžtinį integralą, mums reikalingas apatinis rėžis imu -1 ir viršutinis rėžis imu 4. Toliau įsirašau, tiesiog nusprendžiu, kiek stačiakampių norėčiau, kad būtų įbrėžta. Pradėkime nuo 3. Ir čia yra surašyti būdai įbrėžti figūroms, pagal kurių plotus yra skaičiuojamas kreivinės trapecijos plotas. Aš imsiu aprašytąjį vadovėlį, tai yra pagal dešinį intervalo tašką. Jeigu aš noriu matyti tos stačiakampius, čia padedu varnelę ir paprašau, kad būtų įbraižyti šitie stačiakampiai. Taip, mes matome jos įbrėžtus, vieno mes nematome, kadangi y yra lygus 0 šitoje vietoje, dešiniajame intervalo krašte. Dabar toliau pasižiūrėk, ir čia aišku yra paskaičiuota iš karto, koks yra plotas. Dabar didinu, dalinu vis daugiau, reiškia, dalių duotą į intervalą ir vis daugiau stačiakampių jį brėžiame ir matome, kaip keičiasi šitas plotas. Tiesiog mokiniams galim parodyti, kaip kuo daugiau tų bus stačiakampių įbrėžta, tai yra, kai stačiakampių skaičius artėja prie begalybės, kaip tikslėja po truputį kreivinės trapecijos plotas. Štai. Tai čia yra apibrėžtinio integralo skaičiavimas. Dabar aš noriu nuimsiu tai, apibrėžtinio dabar mes nematysime, aš noriu parodyti šios funkcijos neapibrėžtinę intervalą, tai yra viena iš pirmykščių funkcijų. Paspaudžiame pirmykštę ir štai mes gauname vieną iš pirmykščių funkcijų grafikų.